Lietuvos darbo birža nuo 2014 m. sausio 2 dienos įgyvendina SF projektą Išlik darbo rinkoje. Šis projektas skirtas jaunimui iki 29 metų, ilgalaikiams bedarbiams ir vyresniems kaip 50 metų amžiaus asmenims. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama suteikti galimybę įsidarbinti bei išlikti aktyviais darbo rinkoje virš 7 000 jauniems asmenims, daugiau kaip 5,5 tūkstančių ilgalaikiams ir daugiau kaip 4 000 vyresniems kaip 50 metų amžiaus asmenims. Šiai dienai projekte Išlik darbo rinkoje dalyvauja daugiau kaip 15 000 asmenų, iš kurių jau beveik 7 000 projektų dalyvių baigė priemonės. Kas antras asmuo po priemonės baigimo pasiliko dirbti toje pačioje įmonėje ar įsidarbino į kitą įmonę, kur dirba mėgstamą darbą ir turi nuolatinį pragyvenimo šaltinį. Darbdavių poreikius kvalifikuotai darbo jėgai geriausiai atitiko Utenos, Kauno, Telšių, Marijampolės, Šiaulių ir Klaipėdos teritorinių darbo biržų siųsti bedarbiai. Projekte Išlik darbo rinkoje įgyvendinamas įdarbinimo subsidijuojant darbo įgūdžių įgyjimo rėmimo darbo rotacijos priemonės. Įdarbinimo subsidijuojant siekiama padėti įsitvirtinti darbo rinkoje papildomai remiamiems bedarbiams. Per 10 projekto gyvendimo mėnesių buvo nusiųsta virš 13 000 asmenų. 23% ilgalaikių bedarbių buvo įdarbinti didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje, 15 žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės srityse. Dauguma vyresnių nei 50 metų asmenų buvo įdarbinti statybos sektorėje, didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje. Virš 20% bedarbių įsitvirtino administracinėje, maisto tiekimo, klientų aptarnavimo srityse. 25% nusiųstų į priemonių jaunų asmenų įsitvirtino didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje, kurie dirbo automobilių, atsarginių detalių, rūbų, avalynės, namų dekoro, gėlių, suvenyrų parduotuvėse. Statybos srityje įsitvirtino virš 20% asmenų. Marija nuo šių metų gegužės 2 dienos dirba Biržų muziejuje sela administratorė. Ji pasinaudojo projektu Išlik darbo rinkoje įdarbinimo subsidijuojant priemonę. 2014 m. Liepos 1 d. Joniškio žemės ūkio mokykloje pasinaudojusi projekte vykdomai įdarbinimo subsidijuojant priemonę, sekretorė pradėjo dirbti ilgalaikę bedarbę. Moteris džiaugiasi, kad su ES lėšų pagalba gali ir vėl dirbti mėgstamą darbą bei realizuoti save. Vytautas turi inžinieriaus elektriko kvalifikaciją. Užsiregistravus darbo biržoje įdarbintas finansuojant SF projekto Išlik darbo rinkoje lėšomis IOB Christensen & Christensen elektrikų šaltkalviu. Tikslinė grupė vyresni kaip 50 metų asmenys. Darbdavys labai patenkintas šiuo darbuotoju. Daiva buvo įdarbinta virėja pagal darbinimo subsidijuojant priemonę viešojoje įstaigoje profesijų spektras neterminuotam darbui. Daiva džiaugiasi įgijusi įdomų darbą šiuolaikiškoje organizacijoje, kur sukurtos puikios sąlygos su modernia virtuvės įranga, jaukia ir patogia aplinka. Tai galimybė tobulėti ir kelti kvalifikaciją. Darbo įgūdžių įgyjimo rėmimu siekiama suteikti galimybę darbo ieškantiems asmenims trūkstamus darbo įgūdžius įgyti tiesiogiai darbo vietoje, o darbdaviams pasirinkti tinkamiausią darbuotoją. Per 10 šių metų mėnesių darbo įgūdžius patobulino ir atnaujino virš 1700 projektų dalyvių. Pagrindinės sritys, kuriuose buvo įdarbinti bedarbiai – administracinė ir aptarnavimo veikla, advokatų kontoros, apdirbamoji gamyba, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikimas bei kitos. Traktorininkas, pardavėjas, virėjas, pardavimo vadybininkas – tai profesijos, kuriuose buvo įdarbinta dauguma ilgalaikių bedarbių. Jaunimo iki 29 metų grupėje vyraujančios profesijos – administratorius, pardavimo vadybininkas, apdailininkas, buhalteris. Išbaigusių dalyvauti asmenų įsidarbino arba liko dirbti tose pačiose įmonėse virš 75% asmenų. Evelina įdarbinta kirpėja pagal SF projektą Išlik darbo rinkoje, darbo įgūdžių įgyjimo rėmimo priemonėje viešojo įstaigoje profesijų spektras. Karolina baigė Vilniaus universitete ekonomiką. Ji priklauso tiksliniai grupiai jaunimas iki 29 metų. Nuo 2014 m. Liepos mėnesio mergina sėkmingai dirba viešojo įstaigoje Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras. Joje buvo įdarbinta pasiūlius pasinaudoti darbo įgūdžių įgyjimo rėmimo programa. Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriuje registravosi Inga, baigusi profesinę mokyklą ir įgijusi konditerio profesiją. Taikant darbo įgūdžių įgyjimo rėmimo priemonę, įmonė UAB AJ Šokoladas įdarbino bedarbę. Jevgenijus turi vidurinį su profesinė kvalifikacija išsilavinimą. 2014 m. gegužės mėnesį buvo darbintas UAB Degesa virėjų, taikant darbo įgūdžių įgyjimo rėmimo priemonę. Vaikinas išmoko serviruoti šventinį stalą, papuošti pagamintus patiekalus. Darbu labai patenkintas.
Darbo rotacijos priemonė siekiama bedarbiams suteikti galimybę laikinai įsidarbinti, o darbdaviams pakeisti darbuotojus jų tikslinių atostogų metu ar kolektyvinėse sutartyse numatytais atvejais. Per 10 šių metų mėnesių į darbo rotacijos priemonę nusista beveik 400 žmonių. Pagrindinės sritys, kuriuose buvo įdarbinti bedarbiai, didmeninė ir mažmeninė prekyba, apdirbamoji gamyba, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikimas, žmonių sveikatos priežiūra, socialinis darbas, švietimas. Išbaigusių dalyvauti asmenų įsidarbina arba liko dirbti tose pačiose įmonėse virš 50% asmenų. Daiva nuo 2014 m. birželio mėnesio buvo įdarbinta į Lapšelių darželį Bangelė, pasinaudojus darbo rotacijos priemonę. Esu iš Alytaus, UAB Lankava, statybinių medžiagų, mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonės personalo vadovė. Paskutiniais metais daugiausia naudojamės subsidijavimo programa. Džiaugiamės, labai mums patinka jaunimo programa iki 30 metų. Kas metai mes gauname apie 10 jaunų žmonių. Šiemet taip pat gavome 10. Iš 10 priimtų žmonių pas mus dabar dirba 8. Atsirenkame pačius geriausius. Todėl galime džiaugtis, kad jie liekasi, dirba, mes juos pasiliekame, padarome, išmokome, tampa specialistais ir pasilieka ilgesniam laikui dirbti. Tikrai norime pasidžiaugti ir padėkoti darbo biržos specialistams, kurie mus remia, ypač mūsų koordinatoriai Nijolei Stanionienei, kuri mums padeda, atrenka, bendraujame labai dažnai ir tiesiog džiaugiamės ir dėkojame mūsų verslui, tai yra labai didelis pagalba ir paspirtis.